Kaip ir žadėjau, darom video apie knygą, knygos apžvalgą, pat pirmoji knygos apžvalga. Dar tokių bus, manau, bus koks tikra. Tai va, vienintelį dalyką, kad turiu tokį social proof, tai savo raumenis. Social proof, tai čia toks tipo, kad parodyti žmogau, kad, sakykime, kas simbolizuojant, kad mums kažkur gal čiut pasieks. Aš neturiu nei daug pinigų, nei kažkokių mašinų, tai turiu tik tas raumenis, tai nesimaus Maiks išsidės mikrofoną va taip, kad tu žiūrėtum man video, kad ant 5 sekundės pažiūrėtum. Tai va, dabar labai rimta, Obstacle is the way. Knygą parašė Ryan Holiday, jis labai daug gerų knygų parašęs. Kaip ir čia ir parašyta, va, Author of Ego is the Enemy, irgi tokia knyga ir mums labai daug rašo apie stoicizmą, apie filosofus. Labai pataru pasidomėti, jei jau pradėsite tą knygą skaityti, tai manau, skaitysite tai, kiek jūs turės. Jis dabar irgi, man atrodo, ne per seniausiai ir išleidęs knygą apie buvimą tėvo, nes jums irgi to sūnų, kiek žinau, tai jums irgi iš savo praktiks aprašys ir kas veik, kas neveik, suvokas, ką pansauklėti, ką paplama sonas bendrauti, kada neužaugtų, pasitikint savim asmenybės. Tai man tas irgi bus labai aktual. Tai va, Ryan Holiday ir tikra keits autors, ne taip šiaip savo, koks nors self-help, kaip tai vadinamieji guru, kur aš tiesiog nesamais, kad tik tas parduoti, kad tu turi jaustis gerai ir taip toliau. Tai va, Obstacle is the way. Kaip ir pavadinėms, knyga yra angliška, pagrindė skaitau anglišką, labai daug lietuvių kalbų neversiu, nes galiu nusišnekėti, nes tam tikrų atitikmenų sunkiai rasti. Tai pagrindinė knygas esmė ir, kad tu susiduri su tam tikras sunkumas, tai tu turi veikti tus sunkumus tiesiog eidams perams, prisitaikydams prie ir nikados nepasiduodams. Nes tu, sakykime, kad pamatai kažkokį sunkumą ar patiri ir matai, kad čia bus tragedija, viskas aš nuleidau rankas, pasiduodi. Iki to pasidavimą dar tikrai daug ko gali padaryti ir gal tu pereitum sunkumą ir nereikia tik skubėti pasiduoti. Tai va, aš greta jums praskaitysiu, kokie yra tos knygas chapterė, kad jūs daugmaž susidarytumėt įspūdį tos knygas, nes aš gal nemoku perteikti tos knygas, tai va. Čia būtų pirmoji dalis, knyga susideda iš tokių 3 dalių ir tokiai, tai chapterėlė tokiai nedidelį, kokius 3-4 puslapius, čia mums daug tokių konkrečių pavyzdžių, rašo apie Rockefellerį, kur Vesto naftą valdė, paskiau ir visų kitų tokių, pagrindė viskas ir iš Amerikos, tų garsių žmonių, Franklin, visų kitų pavyzdžių daug. Tai va, ir va šita, part 1 apie perception, apie tavo požiūrį. Tai va, the discipline of perception, recognize your power, steady your nerves, control your emotions. Tai va, pirmoji dalis yra apie požiūrį ir čia ir daug čia. Finding the opportunity, think differently, live in the present moment. Is it up to you? Ir grina chapteris, kur mums šneka apie tai, kad tam tikrų dalykų negali tu valdyti, tai tau ir nereikia dėl to, labai apsikrauti. Pavyzdžiui, tu negali suvaldyti kitų žmonių nuomonės apie tai. Tu gali pasistengti, kiek tau valiu ir pateikti savi taip, kaip tu norėtum, kad žmonės susidaryti įmonę, tau nuomonę apie tavim. Bet jiems susidarys kitokį nuomonę, negu tu norėtum, kad susidaryt. Čia nenutais priklaus, dėl to tu net turi apsikrauti. Tu padarė savo dalį, kad tu galėjai padaryti, o jau ką pasaulis reagausi, tai čia jau nenutais irgi priklaus. Paskiau dar biškėl paskaitys plačiau. Ir va, antra dalis action. Va, kad tu sunkumus pereit, tau reikia imtis veiksmų, tai va, get moving, follow the process, do your job, do it right. Use obstacles against themselves, channel your energy, seize the offensive. Kad tu turi supranti, savo tus sunkumus, vos ne kaip kokį priešą, puolti, atakuoti, kad tu vietoj to, kad tu pamatai sunkumą, tu viskas, aš pasiduodu, aš čia pradėt gerti, rūkyti, niek nedaryti. Ne, tu atsistoji gerą. Dabar objektyviai, aš pagalvosiu, kaip čia kų įvara, padara ir gal netgi vis tai sunkumą nuėjant ir viskas gera. Ir trečia dalis. Ir will. Tavo viltis, tavo
valia. Nu, žodžiu, ko tu iš žmogaus neatims, va, kaip mums rašo. Iš žmogaus neatims savo vilties valios. Vis laik pasitelkdam savo stiprią valią, mums gal padaryti savo, kas savo valiu. Ir mums gal tikrai daug ko padaryti. Tai va irgi, the discipline of the will. Build your inner citadel. Build your inner citadel. To chapteriu mums daug ko noriu pasakyti, kad, kaip ir tas pasakyms yra, ne, kad laivą nuskandinti tik tas tada, kada į laivą vidų patenka gondola, ne? Taip pat kaip ir žmogų, jei daug kas tau sakys negatyvius dalykus apie tai ar kažkur, jei tu neleisi tų žodžių į savo širdį, į savo galvą, tai žodė tais ir nepaskundins. Tu nekreips jiems dėmesį, tu eisi savo linkmę ir tu pasieksi greičiausiai, kur tu eini. Tai va, ano knygoje rašom taip, kad įveikti tų obstacle reikia pagrindė 3 dalykų, ne? Ir iš tų 3 dalykų mums padarė 3 parts. Tai va, perception, kad tu susiduri su sunkom, labai daug kas priklauso nuo tavo požiūriaus į tų problemą, ne? Tu gali pamatyti tavo problemą ir sakyti, aš įspręsdams tavo problemą, aš daug ko išmoksiu, aš po tos problemos tapsiu stipresnis, kitą kartą aš susidursiu su panašiu problemą, aš manau labai greitai išspręsiu. Ir tai mums sustiprins, ne? Nu požiūriaus labai priklauso. Tada, kad tu jau identifikavai tavo problemą, ne, praeitą emocinį dalis, action, veiksmus, tada tu susidėliuoji, kokius tu veiksmus darysi, ne. Ir tada jau ir the will, nes, kad tu veiksmus darai, neužtenka vien tik veiksmus daryti, čia jau priklauso, tu nežinai, gal tau reiks metus, 2, 3, 5 metus, gal tau reiks tus veiksmus daryti, ne. O gal tik labiau realistiškesnį, ne, pavyzdį dausiu. Tai dabar, sakykime, mane jis 12, tu neišlaikė arba tepkuk egzaminą, arba, sakykime, vairuotojų egzaminą. Nu ir kokie tavo veiksmai yra. Pasiduoti, ne, nebelaikyti mašinos teisių, ar tiesiog gera. Visų pirma, tu gali galvoti, aš jas nevykėlis, aš neišlaikiau teisių, nu, kiti išlaik, aš neišlaikiau čia iš 1, 2 kartą, 3, ar 4, ar 5, ar 6, nesvarbu. Neišlaikiau, viskas, nevairuos, ei. Bet tu gali tiesiog būti toks, aš neišlaikiau, nu gerai, gal aš atvaržiaudavau į tus pravažiavimus mokintis, gal aš būdavau pavargęs, gal aš nesusifokusavęs būdavau, nu, nesusikoncentravęs, gal aš neišmokau. Gerai, pažiūrė to problemą objektyvę. Gerai, aš dar persiskaitys gal knygutį, aš dar pasivažinėsiu gal su mama, tėti, broliu, dar pasivažinės, pasimokinsiu. Jau tau veiksmas yra, ne? Gerai, tu išėjai kėdėin, vėl neišlaika. Tada vėl tu pat pakartuoji, vėl pasimokini ir tu gal tu dar po kokių 3-4 kartų išlaikys tau vairavimo egzaminą. Ir vis bus gerai. Tas pats irgi su paprastas mokyklos egzaminas. Ne, tu neišlaikė egzaminą, tau sugriuvo, tipo svajonį kažkur įstoti. Atein kitą metą, tu jėmi knygas, perskaitą, pasimokini, išlaikai egzaminą, dar kitas metas įstoji. Tu tiesiog, nu tavo požiūriaus priklauso, ne. Susidur su problem, tu gali sakyti, aš jas nevykėlis, čia viskas, aš metu, tu gali toks būti. Gerai, gal aš tam iš mokyklo nepasimokiau, gal nežiūrėjau rimtai tam tikrus dalykus, gal tiesiog neįdėjau tai, kiek galėjau įdėti darbą. Gerai, dabar man reikia atidirbti, arba tiesiog reikia imtis kažkokių veiksmų, tu nusipirki knygas, susižiūri internetį, gal kažkur pasisumda, kad tai pamokintų. Va, tu jau daratus veiksmus. Bet kad galutinį rezultatą pasiekti, tu nežinai, kiek ilgai tai veiksmą truks. Tai tau ir jums rašo 3 dalį. Viskas tada priklauso nuo tavo valios, vilties valios. Kiek tu, žinodams, kad tu tus dalykus darai gerą, bet tu nežinai, kiek laiko tau reiks daryti gerą, kad tu išspręstum tavo problemą ar pasiektum kažkokį rezultatą. Vepeliui, aš nežinau, ar aš gerą vepeliui pirmą kartą darau. Tai aš gal paskaitys tiesiog kokį nors veikėlių iš knygas ir gal iš anų jūs sudomins. Esu čia prisidėjęs visokių žolėlių, kaip skirtukų. O kas man patinka, konsidėt labai daug tokių citatų. Ne kiekvienas gal iš tais paraš, kiekvienas surenk labai gerą informaciją iš, kaip sakant, 1000 metų senumo filosofų, raštų ir taip toliau. Tai va. Practice objectivity. Nu va, kad praktikuokis objektyvumą.
objektyvumo. Objektyvoms tai tu pamata, čia yra faktas, čia nėra jokių emocijų ir viskas. Tu žiūri į problemas kaip į faktus. Esat pastebėję, ne ką kartą susitinki su draugu, uns tau išpasuko savo problemas ir tu iškart supranti, kokiu reik sprendimų imtis, kaip tos problemas reik panaikinti. O kodėl taip į? Nes tu į draugą problemas pažiūri be emocijų. O tas draugs, kad turi tas problemas, uns į savo problemas žiūri su emocijom ir anam viskas atrodo sudėtingiau. Tai va, uns čia sako, praktikuokitės objektyvumą. Kaip ir sakau, tu neišlaikė ne egzaminą. Tu gali emociškas sakyti, aš debilas, va, kiti išlaikė, aš neišlaikau. Bet tu objektyviai pažiūrėk, kiek tu valandų skyrė, kad pasiruošti tam egzaminu, ir kiek tau draugs klasiuk skyrė egzamino pasiruošti. Gal rasi skirtumų ir gal objektyviai pažiūrėjus, tu supras, kad tau tiesiog reikia tiek pat, nu gal kiek daugiau, bet tiesiog mokysis ir išlaikys. Tai va, čia tokia ir citata Epictetus. Philosophes states, don't let the force of an impression when it first hits you knock you off your feet. Just say to it, hold on a moment. Let me see who you are and what you represent. Let me put you to the test. Kad būčiau gražiai perskaitęs, geriau būtum, bet žodžiu, skų to rumeni. Kad tu visų pirm susidarai iš savo emocijos kažkokį tokį įvaizdį tos problemas. Tu te, okei, biškėlį palaukit, ane? Atrod bais tą problemą. Bet te pažiūrėjus objektyvą be emocijų, ana gal ir nėtų ik bais. Kada nors spręsti, reik tokių sprendimų, tokių veiksmų. Bum. Problemą išspręsti. Reik tik tas tada laiką ir laiką bėgė išsispręsti tą problemą. Aš biškėlį jaudinos prieš kamerą, bet į tep mano anglų gal nėtų gerai. Tada va ir vėl esu pasižymėjęs. Perspective has two definitions. Context. A sense of the large picture of the world, not just what is immediately in front of us. Framing. An individual's unique way of looking at the world, a way that interprets its events. Nu, irgi va, žinot, tų pasakymų. Nėra blogų ar gerų dalykų, ir tik perspektyva. Tai va, tu iš tam tikrą kontekstą susidara perspektyvą ir nuo tavo perspektyvos priklaus, kaip tu interpretuosi dalykus. Kaip ir sakiau prieš tai, tam tikras problemas tu gali interpretuoti kaip tragedijai, kaip ką kartą, sakykime, mane finansinis būm problems ir trūkstų pinigų. Gali interpretuoti, kad šį tragediją gyvenim sunks, tu gali interpretuoti iš kitos perspektyvos, kada ne, trūks pinigų, gyvenim sunks, aš sustiprėsiu, aš tų pinigų uždirbsiu, vis bus gera. Ir toliau gyvenim, jei man išteks koks nors problemas, aš čia bus tu perėjęs tas problemas ir čia bus net nebe problemas. Tai va, perspektyva, iš perspektyvos tu interpretuoji pasaulį. Ir nuo tavo perspektyvos labai priklaus, kaip tu interpretuosi tų pasaulį ir kaip tu spręsi problemas. Dar ko jas pasižymėjus. Tai. Turim. Robert, kiek jau minučių filmavom? Kiek? O jau reik pabaigti, tiek nepaslinksit žiūrėti. Nu, va dar kelis. Veina dar viskas, nes jau 13 minučių. Man mėgstamiausias ir meditate on your mortality. Žinot, ką karts pamasta, koks tavo problems gyvenim ir. Kad tu pamasta, koks tavo problems gyvenim ir. Ir kad tu susimasta, kad tu kada nors mirsi. Ir tu pažiūri pasaulį iš viršaus, į to, kaip sakant, bigger picture, į to visą vaizdą. Ir aplama, kad pagalvoji, kiti žmonės koks problems turi. Tavo problems nebatrų toks didelis. Ir kad tu pagalvoji, kad tu mirsi ir tada einatės, tu supranti, kad yra daug svarbesnių dalykų už tavo tos problemas ir tos problems netoks didelis ir anas tu išspręsi ir toliau gyvensi. Ir aplama, man sak, meditate on your mortality. Atsimink, kad mirsi ir nestresuok dėl kažkokių tokių dalykų, kaip kad jauni žmonės stresuojam dėl antrų pusių, dėl egzaminų, dėl karjerų, dėl tokių kitų žmonių nuomonių, ar netgi, tu, sakykime,
tokių problemų, kur, na, aš suprantu, kas turi įmonės, viskas, finansai, įsipareigojama, aš suprantu, bet turit suprasti, kad kiti turi vėžį ir jums bėga gyventi 2-3 savaitės, mėnesius, o gal net ir mažiau, kad kiti gims su negale. Su visas kaip tas dalykas. Ir vis laik sakau, pagalvokit, kad va, mes mirsim, mūsų laiks suskaičiuot ir tos problemas tikrai nebebus toks didelis ir bauginantis, kaip kad ir. Iš pirm, kaip sakant. Tai va, nežinau, kaip čia man gavos pirms karts prie jūros, galva tas gražus vaistas išgelbės video. The Obstacle is the Way, Ryan's Holidays parašytų knygą. Išano dar bus daug knygų, įtepęs perskaits, bet kad norint paaiškinti to knygą, reiks dar kartą perskaityti, kas man biškėlį nervų, bet tas ir iš tikrųjų labai naudinga, nes į dabar skaitau to knygą ir atradau daug vietų, kur aš anau buvau perskaitęs, bet aš buvau kaip ir užmiršęs. Tai va knygas irgi tu turi skaitinėti daug kartų, jei nori iš tos knygas paimti, kaip sakant, viskų. Ir va, noriu pasakyti, va, ir tas pasakyms, ane, kartas nereik perskaityti 100 knygų, kartus užtenka perskaityti 5 geras, ane. Tai aš priskirčiau tau knygą, prie tokių knygų, kur geriau va tau perskaityti, negu, kaip žinai, 10 kitokių. Nes čia ir labai daug. Čia užved kelią ir ant stoicizmą, čia daug ir paimta ir iš Marcus Aurelius Meditations, aplamai iš daug filosofų. Ir, nu, čia labai daug visko ir to pačiu apie visko, gal sakyti. Trumpa, drukta, čia ir apie filosofų, kaip sakant, išmintį parašyta, kad Romos imperijos laikas gyvena ir rašė. Ir labai ir įdomu pažiūrėti, kad prieš 2000 metų tam tikrą informaciją anims, nu, buvo naudinga ir mūsų pasaulyje dabar tuo ero ir mums naudinga. Kaip, pavyzdžiui, ten irgi rašo humility, ne, kuklomą, tokį, kad praktikuoti. Marcus Aurelius, Romos imperijos imperatorius, turėdavo tokį būdą, tokią taktiką, ne? Un turėdavo prieėjim prie visko. Un valgydavo labai prašmatnius, ne, vakarienės. Ir ten atneždavo ne kokį nors kėpsnį. Ir kad savi laikytų, kaip sakant, ant žemės, kad tu neskraidytum padebesės, kad tu čia esi imperatorius ir viskas, tu esi dievas, un žiūrėdavo į tų maistą ir uns pagalvodavo. Nu va, uns valgydavo kokį nors kėpsnį ir kokį nors prašmatnų vyną ir uns pažiūrėdavo į tą praktikuodavos. Va, tas kėpsnis ir gal tiesiog nužudyts gyvūns, paskersts, tas vyns irgi ir tiesiog fermentuotas vynuogės, kažkas anas gal mindžio, išves su kojom, paprasčiausia. Ir dabar tiesiog, kad uns į tas maistas paruošti taip gražiai ir auksinės likštėje, uns atrodo kažkoks prašmatnus dalykas. Tai va, prieš 2000 metų daugiau netgi. Mums va tokius dalykus dar, kad mums išliktų, kaip sakant, kad mums suprastų, kas ir kas. Nors mums galėjai viskų, bet, žodžiu, ta knyga labai gera. Labai gera, tikrai, jei nusipirks, perskaitys, nepasigailys, o jei pasigailys, aš nežinau, gal blogą perskaitę. Tai va, ačiū Jums, kad žiūrėjote, ačiū, kad turėt kantrybę su manim ir iki kitų kartų.